Sveiki, šiandien turim tokį gana nesveiką uždavinį ir ne veltui jis yra pavadintas legendiniu uždaviniu iš pasaulinės matematikos olimpiados 1988 metų. Ir čia yra 6. uždavinys, tai vadinasi pats paskutinis uždavinys. A ir B yra teigiami sveikieji, tai natūralieji. Priklauso natūraliesiams. Ir žodžiu sąlyga mums sako, kad jeigu AB plus 1 padalina A kvadratu plus B kvadratu, beje taip ir žymima, jeigu padalina, tai taip, jeigu nedalina, tai taip, tai mums reikia parodyti, kad tokiu atveju A kvadratu plus B kvadratu padalinta iš AB plus 1 yra kažkokio sveiko skaičiaus kvadratas. Tai pasivadinkime tą skaičių K. Ir sprendimas yra, originalus sprendimas yra žiauriai sunkus, bet yra vienas toks truputį paprastesnis, kurį, kaip truputį messing around su šito uždaviniu kažką panašaus bandžiau, bet žinoma, iki atsakymo nepriejau. Bet kai pasižiūrėjau, gana aiškus sprendimas, tai juo norėčiau ir pasidalinti. Tai sprendimas yra tiesiog su prieštara. Tai pasižymim, kad A kvadratu plus B kvadratu padalinus iš AB plus 1, jeigu AB plus 1 dalina kvadratus, kad tas skaičius gaunasi K. Ir tas skaičius yra kažkokio sveiko skaičiaus kvadratas, tai galim sakyti, kad jis priklauso natūraliesiams skaičiams. Dabar pirmoji dalis šito įrodymo yra pasižymėti du skaičius, kurie yra patys mažiausi sprendiniai. Tai paimam, sakykim, kad R1 ir B1 yra mažiausi sprendiniai. Ir sakom, kad K nėra, kad yra toks sprendinys R1 ir B1, kai K nėra tobulas kvadratas, tai nėra kažkokio sveiko skaičiaus kvadratas su R1, B1, kai mažiausiais sprendiniais. Ką dabar galim padaryti? Galim įsistatyti tą R1, B1, tai R1 kvadratu plus B1 kvadratu padalinti iš R1, B1 plus 1 lygu K. Aš čia gal pasirašysiu, kad K, mes teigiam dabar, kad K nėra tobulas kvadratas. Ir taip pat, ko mums reikia dar įrodymui prieš visą tai, matom, kad A kvadratu plus B kvadratu, juos galima apkeisti vietom ir niekas nepasikeis. Tas pats, kas su A ir B. Tai neprarandant reikšmės pačios sąlygos, mes galim sakyti, kad R1 yra daugiau už B1. Daugiau lygų tai yra. Ir dabar iš čia gauname R1 kvadratu plus B1 kvadratu. Čia padauginsim viską iš vardiklio. Lygu K R1 B1 plus K. Čia persirašydami viską sumesdami vieną pusę gaunam R1 kvadratu minus K R1 B1 plus B1 kvadratu minus K lygu 0. Ką čia galima pastebėti? Galima pastebėti, kad R1 bus vienas iš x kvadratu minus KB1x plus B1 kvadratu minus K lygu 0 sprendinių. R1 bus vienas iš sprendinių. Turi būti. Tai tada pasiimam kitą sprendinį. R2. Suvadinam sprendinį R2. Ir dabar pagal vieto teoremą toliau galime daryti. Tai R1 plus R2 lygu K kart B1, o R1 kart R2 bus lygu B1 kvadratu minus K. Ir čia mums reikia įsireikšti R2. Ir dabar iš pirmos įsireikšdami R2 mes gausim, kad R2 yra
k kart b1 minus r1, o iš antrosios gausim, kad r2 yra lygu b1 kvadratu minus k padalinta iš r1. Turim du tokius dalykus. R2 čia iš pirmo priklausys sveikiesiams skaičiams, o antram, ką čia yra būtina visiškai pastebėti. Ką mes sakėm apie k? Mes čia dabar teigiame, kad k nėra tobulas kvadratas, nes k nėra kažkokio skaičiaus kvadrato. Nes jeigu b1 kvadratu yra kažkokio skaičiaus kvadratas, o k nėra, tai šitas r2 niekada nebus lygus 0. Tai yra visiškai būtina. Tam, kad įrodyt, kad r2 yra teigiamas, galima pasižiūrėti į pradinę. Tai r2 kvadratu būtų plus b1 kvadratu padalinta iš r2 b1 plus 1 lygo k. Kadangi k yra kažkokios skaičiaus kvadratas, jis yra teigiamas. Matom, kad viršus visada bus teigiamas, nes yra kvadratai. Tai tam, kad visas atsakymas būtų teigiamas, apačia turi būti teigiama r2 b1 plus 1 turi būti teigiamas. O kadangi b1 yra natūralusis skaičius, kaip sakom, nes vienas sprendinių teigiamas skaičius, tai r2 irgi turi būti teigiamas skaičius. Tai taip galima įrodyti, kad r2 iš tikrųjų priklauso natūraliesiems. Ir dabar prieiname prie tos vietos, kur mes sakėme, kad neprarasdami reikšmės mes galim parašyti, kad r1 yra daugiau lygų negu b1. Dabar žiūrim, ką iš šito mes galime šiek tiek ištraukti. Tai jeigu kelsime kvadratu, turėsim, kad r1 kvadratu yra daugiau arba lygų negu b1 kvadratu. Pastebėkime, kad tiek r1, tiek b1 yra natūraliai skaičiai, tai kvadratai nieko nekeičia. Dabar galim 100% teigti, kad r1 kvadratu yra daugiau negu b1 kvadratu minus k. Ir dabar viską padalindami iš r1 mes gausim, kad r1 yra daugiau negu b1 kvadratu minus k padalinti iš r1. Bet kas yra šita išraiška? Šita išraiška yra niekas kitas, bet mūsų r2 štai čia. Mes turim, kad r1 yra daugiau už r2. Bet tai yra prieštara. Tai yra prieštara, nes mes sakėm, kad r1 b1 sprendinys yra mažiausias galimas sprendinys, nes r1 reikšmė galima yra pati mažiausia galima. Mes dabar gavom prieštarą, kad r2 yra mažesnis už r1. Ir ką mes galim padaryti su tuo, kad čia gaunasi prieštara? Na, jeigu čia gaunasi prieštara, vadinasi, mūsų pats pradinis teiginys, kad k nėra tobulas kvadratas, irgi yra neteisingas. Mes gavom, kad yra r2 mažesnis už r1, bet pagal mūsų teiginį jis negali būti. Jeigu mes teigiam, kad k nėra tobulas kvadratas ir r1 yra mažiausias sprendinys iš tų a reikšmių, mes gavom, kad yra r2, vadinasi, mūsų pats pirmas teiginys nėra teisingas. Tai ką galime galutinai dabar teikti? Galutinai galim teikti, kad kadangi minimumo reikšmę gavom prieštarą, tai tai jeigu ab plus 1 dalina a kvadratu plus b kvadratu, tai tas skaičius k, kurį mes gausime, privalo būti tobulas kvadratas. Wow. Visiškai insane čia yra uždavinys. Tas, kad jis yra žiauriai insane, parodo dar tai, kad 1988 tą olimpiadą rašė Terence Tao, kuris yra realiai geriausias matematikas per pastaruosius, 20 metų. Jisai 13 metų, man atrodo, laimėjo šitą olimpiadą.
gal 86, tai jo, čia kažkas rimto. Ačiū už žiūrėjimą.